Savaitgalį Vilniuje vyko Lietuvos tradicinio karate čempionatas. Svarbiausiame metų tradicinio karate renginyje jėgas išbandė įvairaus amžiaus grupių kovotojai, nuo jauniausių iki patyrusių Lietuvos sportininkų. Labai malonu, kad pagaliau susirinka daugiau vyresnių, kaip vaikų vyresnių, taip ir suaugusių vyresnių, nors ir diržai yra paprastesni, nors rodo tikrai gerą meistriškumo lygį ir tikėkime, už kelių metų turėsim daugiau naujų kovotojų, naujų sportininkų, kurie galės sudaryti konkurenciją. Geriausiai turnyre sekėsi klubo Lūšis sportininkams, komandinėje įskaitoje surinkusiems 58 taškus ir tvirtai užėmusiems pirmąją vietą. Katos Kumitė ir Fukugo rungtyse geriausiai sekėsi Lūšis auklėtiniui Dominykui Žibučiui, susižėrusiam po vieną visų spalvų medalį. Iš tikrųjų, šiandienos varžybos tai ir parodė, iš tikrųjų yra jaunų, perspektyvių sportininkų, kurie veržte veržėsi į mūsų suaugusių grupę ir kurie gali mums mesti iššūkį. To aš ir laukiu. Lietuvos čempionate geriausiai pasirodę sportininkai lapkričio mėnesį dalyvaus Jeruzalėje vykstančiame 2011 metų Europos čempionate. Varžovės neblogas, sakyčiau. Aišku, yra kiekvienas žmogus jisai vertas pastangų ir kiekvienam žmogui reikia ieškoti strategijos, kad surast spragų. Tai vat, turėjau ką veikti. Sportininkų kovos pokalbiai su kovotojais birželio 2 dieną ketvirtadienį 19:15 min. Laidoje Sportas LT. Tomas Ramanskas, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios +.